Sveiki, visi su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra dar viena serija, tačiau jau kažkur kitokioje erdvėje, tai yra, kaip sakant, jau nauja versija. Ir tie, kas matėt mano pastarojo savaitgalio live streamus, matėt, kaip aš viską štai, kas čia yra, pasistačiau. Čia nekreipkite dėmesio va į šitos viršutinius blokus, čia bus saulės kolektoriai, bet juos pastatysim šiek tiek vėliau. Kažkaip per live streamo metu tik tais paruošiau tos, ką aš turėjau iš tų pačių medžiagų. Taip pat tik atsiradus mes susiradom tokią kaip ir kiaulę, kuri buvo ant štai čia vieno bloko. Štai buvo šito. Ir mes jai suradom kaip ir vardą sugalvojom, tai jinai yra kiaulė Nataša. Ir turim viščiuką, kurį aš live streamo metu išperenau, kaip čia pasakyti, kurį aš išperėjau, galima sakyti, iš kiaušinio. Tai kaip kompanionas ir dar jam nesugalvojom vardą, taigi galit siūlyti vardus. Ir kol aš čia viską maždaug jums aprodysiu, jūs galit šitą, nežinau, galit prasukti anotaciją, kurią būsiu įdėjęs viršuje virš šito video lango, tai turėtumėt matyti ir eisim ten, kur jau grinai kažką darysim naujo, o dabar parodysiu, ką aš esu pasidaręs. Tai kaip matote, yra naftos visas tasai tankas ir rafinatorius, kuris naftą konvertuoja į kurą ir tas kuras eina į mūsų combustion engines. Na, nieko iš tikrųjų neįprasto, čia prie jos prijungiau, jeigu jungtume vamzdžius ir čia pradėtų gaminti elektrą. Taip pat prisimena štai šitos mūsų aparatus, tai transmutation table, šiek tiek kitoks saulės kolektorius ar energy condenser, atrodo taip. Ir čia yra antimatter relay Mark III, kurį mes turėjom pasidarę irgi, bet kai prijungi šitą relay prie saulės kolektoriaus, visa energija, jeigu čia nieko aišku nesinustatęs, keliauja į šitą relay. Ir kaip matot, aš jau susirinkęs ganėtinai nemažą tokį kaip ir resursų, tokį kiekį. Ir baiginėjant ten tą praeitą video, ten 22 serija, atrodo buvo, mes turėjom beveik milijoną, na, tiksliau ten buvo 900 kažkiek, ir aš norėdamas išvengti, tarkim, tai parodysim, kaip sakiau, kaip aš turėjau senesnę Equivalent Exchange versiją, tai aš būčiau turėjęs dirbti su Klein Star Ein, kurį mes buvom pasidarę, ir ten tilpdavo iki 1 milijono energijos tais laikais. Tačiau kai kurios pakopos dabar buvo praleistas, vien dėl to norint visą energiją kažkur įsaugoti štai va tokiam aparate. Ir aš tikrai dar darysiu ne vieną tokį Klein Starą, tai aš jums parodysiu tos receptus, kaip kas darosi. Jeigu jums kyla jau dabar klausimų, tai galite iškart pasižiūrėti, tai čia kažką netai paspaudžiau. Tai Klein Star. Kaip matot, visi Klein Starai tiesiog pasižymėt su R, kokio jums reikia. Pasižymėt su R ir susirandat, ko jums reikia ir panašiai, jums parodys receptą. Taigi, daugmaž apie tą paaiškinau ir dabar grįžtam prie mūsų to, ką aš dar nuveikiau. Taigi, mano inventoriui kaip visada yra backpackas, yra diamond drill, yra ruby swordas, yra portal gunas, šiek tiek foodo, swift wolves, rending gale ir mano Klein Staras. Štai čia pamatysite jau šiek tiek mano čestų ir šitą kodėl kažkodėl susibuginus, neįsivaizduoju. Aš maždaug pasiruošiau viską kaip ir galvojau, sudėsiu šią sistemą, paruošiu, kuri automatiškai viską kaip sakant, išrikiuos. Daiktus įdėjus į skrynę vieną pagrindinę, bet pasigalvoju, kol kas to nedarysiu, palauksiu, galvoju, dar spėsim. Ir aš buvau sugalvojęs šiek tiek kitokią sistemą. Na, čia įsidėjau beveik redstone'as ir paprastas coal yra po 2 stekus, o visų kitų resursų yra maždaug po 1 steką ir diamondo tik 10. Čia yra modifikacijų visokie daiktai, yra šiek tiek mūsų variklių, kurių mes nenaudojam arba kuriuos naudojau praeitoje Let's Play serijoje, bet susidėjau štai čia. Tarp jų yra quarry, yra keletas vamzdžių, yra mano overclockeriai. Kiti overclockeriai yra štai įdėti va štai čia. Ir prisimenat, būdavo ir turim 2 MFE ir tarp MFE ir štai šitų bet kokių mano mašinų dažniausiai būdavo įdėtas toks transformeris. Taigi aš vietoj to transformerio esu įdėjęs Transformer Upgrade
Ir kol kas jums nerodys, kaip tai padaryti, bet ateityje irgi taip pat bus parodyta, kaip aš tai darau, nes čia yra keletas receptų. Kaip tai galim padaryti, na, jūs viską galit daug irgi sužiūrėti, bet įdedant tuos overclocker, čia transformer upgrades, aš išvengiu to transformerio pačio aparato, kaip statyčiau čia į grandinę. Taigi, toks skirtumas. Paskui taip, ką dar čia turim? Įrankiai. Na, įrankiai visokie paprasti. Iron chestplate ir Iron boots aš gavau iš šito. Nagrinėdama šitą pasaulį, na, šiek tiek keliavau. Ir jeigu neklystu, vienam iš kaimelių aš radau chestą ir tenai buvo tie Iron daiktai, taigi aš jų nesidariau. Štai čia yra mūsų statybinės medžiagos, šiek tiek medžio, kaip mato, iš mūsų automatinės fermos, smėlio, čia cobblestone, gravel, šiek tiek samplingų, su samplingais dar nežinau, kažkur reiks rūšiuoti, šiek tiek paprasto šlamšto, tai kibirai su vandeniu, paprasti kibirai, na, torčai, na, torčai gal reiktų pasiimti. Vis dėlto. Štai čia turim šiek tiek maisto, na, maistas, na, kiaulės, šiek tiek likučiai, šiek tiek wheat ir, aišku, obolių. Oboliai šiuo metu yra gaunami iš tai mūsų medžių fermos. 1.1 versijoje dar nebuvo tokios galimybės, kad oboliai kristų iš medžių. Na, bent jau būdavo arba labai retas, arba aš to nebuvau pastebėjęs. Ir aš vien dėl to padariau tokią kaip ir skirstimo dėžutę. Tai va štai čia įdėjau Diamond Pipe. Ir jeigu prisimenat, jeigu kas dar žiūrėjot mano Industrial Craft ir Buildcraft apžvalgas, tai apie šitą vamzdį aš šnekėjau, jų funkcijos taip pat. Taigi nieko tokio neįprasto su šito vamzdžiu kaip ir nėra. Į geltoną pusę keliauja visi oboliai ir tie oboliai atsiduria maisto česte ir į raudoną pusę keliauja samplingai, kurie su Advanced Insertion Pipe, kuris yra priedas prie Buildcrafto, keliasi į šitą aparatą, jeigu čia nebėra vietos. Tada šitie samplingai keliauja šito teleportinių vamzdžių į tą čestą, kur yra mūsų statybinės medžiagas. Na, apie visą tai aš maždaug, manau, paaiškinsiu vėliau, kadangi čia tikrai dar sistema nėra tobula. Ją dar reikėtų šiek tiek aptvarkyti, dar šiek tiek padaryti, kad kažkur smėlis keliautų, kad atkeliautų čia hamas. Toliau, taip, ką dar čia tokio parodyti. Na, tenai buvo mano malūnų sistema. Na, iš tikrųjų, čia kaip ir irgi nieko tokio išskirtinio. Šiuo metu jinai kaip ir nedirba, kadangi aš esu išjungęs ir čia yra pilna elektros, atrodo. Jo, čia yra pilna elektros, taigi visa sistema kol kas sėdi, na, kiek čia yra. Atrodo 16, taigi 16 vienetų, kol kas pakankamai, manau. Jeigu dar reikės, dar pasidarysim, bet manau nereikės, aš stengsiuos kuo mažiau šitokią sistemą naudot, kadangi visokie tie Red Power 2 Logic Gates, arba kaip aš dar vadinu, va štai va šitie timeriai visokie, jie labai apkrauna ir kuo mažiau, kuo rečiau nustatot laikas, kad eitų, tuo geriau jūsų sistemai. Na, bent jau kompiuteriui, tikrai mažiau resursų ir jie, nes čia, jeigu veiktų pilnai dar dabar ta sistema, aš tų FPS-ų gal nefilmuojant turėdavau apie 40, na jeigu filmuočiau, tai būtų gal maksimum 10 minučių. Ir žiūriu, kad aš visą vieną dieną prašnekėjau, beveik visus 10 minučių, o košmaras. Na dar keliavam, štai va čia parodysiu, štai čia yra Buildcrafto pompa, kuri jau ganėtinai yra įpusėjusi arba įsigilinusi į žemę, aš tiesiog nerodžiau, kaip aš tą naftą siurbiu, nes jau vis dėlto pagrindinius tos dalykus, ką aš jau esu pasidaręs, jūs matėte, ir viskas tas keliauja iki dugno. Ir va tokį vieną naują dalyką, tai matot, tai va štai čia. Tai yra forestry dalykas, tai yra bičio vyrys. Ir patarčiau paprastom plikom rankom jums to avilio neliesti. Na, tam bus irgi atskira serija, kaip aš dirbu su tom tais aviliais. Ir kaip matysi, čia turiu specialų čestą bitėms, kurių taip pat dar nerodžiau. Live streamo metu šiek tiek užsiminiau maždaug, kam tos bitės bus, tai bus šiek tiek daugiau biologams, ką domina biologija ir šiaip jūs suprantat gerai, tai jums su bitėm turėtų būti lengva. Man bus šiek tiek sudėtingiau tik išversti viską, nes tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Ir kągi, keliaujam iš karto mes prie savo serijos. Ir galim sakyti, mano šios serijos tikslas bus pasidaryti keletą dalykų ir turbūt jau keliausim į Nether, kadangi man iš tenai reikia keletos resursų.
Taigi, visų pirma, man reikės iš Klein Staro įsimti, kiek 6 lava kibirus. Taip, 2, 3, 4, 5, 6. Taip, išsimam šitą. Taip pat man reikės Dark Matter, jeigu prisimenat, kaip yra Dark Matter gaminamas, tai Acernalis Fuel aplinkui deimantinį bloką, o kaip Acernalis Fuel gaut, na, yra keletas receptų, vėl atsirado su Philosopher's Stone keletas tokių receptų, kurie galima konvertuoti pirmyn atgal, kur praeitoje versijoje, bent jau kur aš naudojau, to negalima padaryti. Ir dabar pasiėmam Dark Matter kelis, kiek čia man reikės 1, 2, 3. Ir pamiršau kai ką pasiimti dar, na, keliausim štai čia. Ganėtinai neblogai tą namą pastačiau, ganėtinai greitai ir kur dabar mano tas Philosopher's Stone, štai čia. Paspaudžiam C raidę, sudedam šituos, tada sudedam Dark Matter ir sudedam Lava Buckets ir išgaunam vieną iš Equivalent Exchange naujų dalykų. Tai yra Vulcanite Amulet ir jisai tikrai yra kietas dalykas. Bet šiuo metu, kadangi aš einu vis dėlto į Nether, tai man Nether'yje reikės kažkokios apsaugos nuo lavos, ne? Tai šitie dalykai tikrai pravers ir kol kas galim saugoti šitos kibirus. Gal daugiau foodo reiktų pasiimti, nes vis dėlto nesu garantuotas. Taip. Na, daugiau bus gal geriau. Viską turim. Na, gal dar pasidarykim šiek tiek armoro ir ką galim pasidaryti. Kelnes ir šalmą. Na, kelnes. Turim, taip, kelnes ir šalmą. Taip, kelnes ir šalmą. Taip, kelnes ir šalmas. Taip, kelnes ir šalmas. Na, vis dėlto šiek tiek apsaugos daugiau, nes jau kaip ir eisiu ieškoti specialių tų gyvūnų padarų, kurių man ten reikės rasti. Jūs jau tai esat matę pirmam mano industriniam sezone, industrinės revoliucijos. Ir taip, kągi, tada gal reikėtų dar man išbandyti kai ką, tai kur čia jis yra. Reikia dar pakrauti, man rodo, šitą savo Klein Starą. Šiek tiek, kad nepritrūktume energijos. Iš tikrųjų, kaip matot, šitą energiją ganėtinai greitai renkasi, kadangi čia yra trečios pakopos tasai Mark III Relay, Antimatter Relay. Gal visą, nežinau. Taigi, tikrai geras dalykas. Taip, čia daugiau nieko pakrojom ir galim keliauti. Dar aš pasakysiu tiesiai šviesiai, aš dar nebuvau Nether'yje. Aš tik pastačiau šitą portalą ir tikrai dar nebuvau, tai jūs eisit su manim pirmą kartą ir mes ten išmėginsim štai šitą tokį kaip dalykėlį. Gal čia einant vandens kažkur, kad būtų patogiau. Taip, štai čia. Matot, kaip aš lavą darau dabar, bet iš tikrųjų obsidianą. Taip. Na va. Tiek tol, šiek tiek lavos ir man kol kas jos nereikia, paskui, ką jis dar gali, su G raidė atrodo, jisai gali tokį kaip išleisti, palaukit, kokią, su G ar su V? Ne, su G atrodo, ar su R? Ne, su R. Jeigu lytų ir jūs pakėlė šitą savo amuletą į viršų, paspausmėte raidę, matėte išmetą tokį orbą ir jisai padarytų orą nelietingą arba saulėtą. Taigi toks vienas iš dalykų. Ir dar vienas aišku dalykas, tai kad apsaugo nuo lavos. Jeigu įkrisim į lavą, mes nesudegsim. Tikrai geras dalykas. Ir taipgi, entering Nether. Taip, kur mes čia? Šiek tiek glowstone. Wow, sėkmingi mes. Baisiai sekasi. Ir aš dabar galvoju, ar aš nesu kartais pastatęs... Aišku, jokių resursų nepasiėmiau su ko statyti. Aš proto bokštas, gerai. Grįžtam atgal. Reikia pasiimti cobblestone'ą. Ir dar būtinai ant skardžio sudursim. Būtinai. Taip, pasiimkim, kur čia tas mūsų šitoj pusėje. Reikia pasiimti šiek tiek resursų.
Dar vienas toks pastebėjimas, tai aš pastebėjau, kad Philosopher's Stone transmutacijos, taip kaip prisimenat, keisdam ten Cobblestone į Dirt ir panašiai, arba į Smooth Stone, veikia taip pat ir su medžiu. Tai bent jau ant šito stogo aš kažkada netyčia paspaudžiu ir man visą stogą iš paprasto medžio pakeitė į beržo medį. Ir aš toks galvoju, what the fuck. Ir dabar Philosopher's Stone man nereikės, man reikės statybinių medžiagų, na, 1, 2, 3, 4 stekai turėtų būti daugiau negu pakankamai. Pikeksą turim, kardą turim ir jau vėl tikrai dabar pasiruošę esam. Kažkiek tai. Nežinau, kaip ten veiks mane šitie veikėjai, kurių mes ieškosim. Taip, grįžom. Ir taip aš iš karto pradedu statyti. Ir daugiau dabar šiek tiek kol pastatysiu tokį, kaip visada, savo mėgiamą būdelę. Papasakosiu, kas čia per modai pas mane bus. Taigi dabar turėtumėt matyti vieną tokį skirtumą, tai nėra Buildcrafto versijos 2.2 atrodo, tokios. Jo, taip, tai iš tikrųjų jinai yra pati dabar stabiliausia ir saugiausia ir ją naudoja serverių žaidimuose. Tačiau aš norėdamas išbandyti keletą naujų forestry dalykų, įsirašiau Buildcraftą tiesiog, kad būtų versija 3, Buildcraft 3, tenai plus ir panašiai. Ir man rodos, kad man pavyks parodyti keletą dalykų, tokių kaip bičių. Tikrai aš nežadu tenai, nežinau, laukti keletą valandų, kol susirasiu tas bites, bet iš tikrųjų taip ir yra, ten baisiai sudėtingai. Paskui yra keletas tų fermų, tarkim, nežinau, na vieną iš tokių jau matėt mano fermų. Tai buvo, šita buvo medžio ferma, aišku dar jinai tikrai toli iki tobulybės ir aš dar neplanuoju, kad jinai bus greitų metų pabaigta, bet, na, tikėtis galima, ne? Dar vienas geras dalykas, kad mes turėjom pasidarę štai šitą Swiftwolf's Rending Gale. Iš tikrųjų geras dalykas, nes dabar mes kreisim, oh shit. Oh shit. Oi, nelagink. Aha, aš irgi skraidyt moku, ne? Aha. Ale, žiūrėkit, kaip paprastai dabar galima skraidyti. Nu tai čia jau tikrai overpowered biški. O, mes kokie laimingi, spėkit ką radom. Haha. Ne, reikia man uždengti visą šitą savo trobą, nes paskui man bus šakiai. Aš nenoriu, kad mano portalas išnyktų, nes aš nepasiėmiau savo šito, kaip jis neskaitosi. Tinder, nežinau, Flint and Steel, arba dar kaip mėgsta užsieniečiai vadinti ten Tinder kažkaip. Tinderbox, kas iš Unescape'o prisimint laikų ir kaip pažiūriu, man viskas tikrai palengvėjo su šituo mano aparačiuku. Taip, čia tokį įėjimą padarom. Aišku, kitą kartą kada nors duris atsinešim. Na, bet šį kartą užteks turbūt. Taip, pasidarėm. Taigi, Buildcrafto, kaip minėjau, modas yra 3.10 plus versijos. Susirašęs Portal Gun, yra šiek tiek pasikeitimų Ender Chest modui, arba dabar kaip vadinasi. Tikrai nebepasakysiu. Būsiu aprašyme parašęs, na, po šito video, kaip tai vadinasi. Dabar tiksliai neprisiminsiu, nepasakysiu ir kaip man patinka. Oh shit. Nepatinka. Me not like it, me not like it. Nesu aš. Aš žinot, bendražį skraidyti irgi moku. Haha, in your faces. Kur tu dingai? Man reikia susirinkti visus tuos Blaze Rods. Taip, čia yra tiksliai Blazes vadinasi, atrodo. Taip, kur tu čionai esi? Nors... Aišku, nekreipi dėmesį tokį... Dar radom, ko man reikia. Nu, žodžiu, I am lucky today.
Tikrai niekada nebuvo atsiradęs aš taip arti vieno iš strongholdų, na čia... I'm a lucky bastard. Blaze rods, taip, man reikės jų tikrai nemažo kiekio, nes yra keletas gerų dalykų, kurių galim padaryti. Manau, dar parodysiu keletą šitų potion vadinamųjų iš paprasto vanilla Minecraft'o, nes žinau, kad yra keletas gerbėjų paprastų. Keletas yra paprastų gerbėjų, kurie mėgsta žaisti paprastą vanilla Minecraft'ą. Taigi vėl toks geras dalykas, tai kur tu čia esi? Pavilniais. Aš baisiai žemai nueisiu, ne? Einam, karočią, tiesiai prie Blaze'ų šito spawno. Taip, jisai čia yra. Ko čia šaudai, blin? Vos nepataikiau į šitą. Aha, sunkiau ir jums. Nenukrito? Beveik. Taigi vis dėlto DMG gali padaryti, man pasirodo, negalvojau. Taip, kiek turim šitų Blaze? 3, aha, ne, man neužtieks, taip, einam čia, Blaze spawnas. Iš tikrųjų, kad Blaze'ai neatsirastų reikia labai... Wow. Reikia labai didelio apšvietimo lygio, kiek atrodo skaičiau, tai buvo liktais 14 šitų. Ir man reikia dar tu man čia reikalingas. Gas tier gavom. Vieną iš tų ašarų. Žiūriu, kad šitą seriją baisiai gausi tokia... Kaip čia? Klaidinanti ir tokia ganėtinai daug... Kur čia šaudai? Kur tu? Nu, davai, tik čia, ateik čia. Dar gas tier gavom. Wow. Wow, aš XP nebespėjau susirinkti. Hebra, jūs biški lėkinkit arklius. Aha, taip. Ką aš žadėjau dabar sakyti, pavelniais, jau visai pilnai įsimaišė. Galvau, kad į mane nepataikys šitie Blaze'ai ir nepadarys man damage. Pasirodo, kad dar gali padaryti. Tasai slimas. Lava slimas, atrodo, dar kaip jis čia vadinasi. Gavom vieną tokių gerų dalykėlių. Tik XP? Tik XP? Tu juokus mėgsti. Gerai, dabar šiek tiek pabūkim čia kamputį. Taip, ką gavom? Magma cream. Ir kam jis naudojamas? Aha, Blaze powder su slime ball ir magma cream. Aš tikrai neįsivaizduoju, kam jis naudojamas. Žinau, turbūt kažkokiam receptui bus naudojama. Dar vienas. Blaze'ai, jūs eikit velniop. Ir kur tu nušokai, tik nesakyk, kad į lavą. Įdomiai. Gerai. Taip, man dar reikia, kiek čia kelių man reikia. Fedė. Fedė, ramiai. Sika, dar tu mane puoli? Ne, gunpowder, gerai, gunpowder susirinkam. Turim šiek tiek ašarų. Dabar man reikia keliauti toliau. Taip, 3 turim, velnas. Čia pasisekė man. Taip, po kurioj pusėje dabar mano hata, čia nesika čia bus. Čia yra ta pati, ne? Jo, atrodo ta pati būda. Reikia uždėti keletą torčių, kad žinočiau, kad tikrai mano. Nes paskui susilieja, jūs ko čia vaikštat, pavelniai, čia mano hata. Nykite šį. Taip, einam susitvarkysim su Blaze'u.
Šitas turėtų mest. Kiek atrodo, kai Blazas yra toks degantis, tada jis tikrai išmes Blaze rodą ten tą. Ir taip, kol esam čia, susirinkim... Neįsivaizduoju, kaip iš čia vadinasi. Netherworth, tiksliai Netherworth, kuris auga tik ant šito... Kažkur girdžiu Blazą. Kuris auga tik ant Soul Sand. Kur tu čia esi? Kažkur baisiai netoli. Dabar aišku, kur buvo. Taigi Blaze spawnas čia visai netoli, reikės man paskui jį apšviesti, kad neatsirastų daugiau jokių čia, nes vis dėlto man kol kas nereik tiek daug jų. Taip. Čia pasižiūrim, kiek pas mane Kleinstaras. Dar daug energijos. Taip, kur iš esat? Kur mažiau Blaze'ų būtų, Man tiek daug tikrai nereikia. Dar vienas Blaze spawnas. Kur iš čia dar? Dar čia kažkaip įdomiai taip. Įdomiai tie Strongholdai čia nederėje išsidėstė. Neprisimenu, kad tai būtų buvę anksčiau. Nu, galbūt taip čia. Iš kažkur iš niekur taip. Atsiranda tokie ir į niekur nueina. Brick wall, Įstrings į sieną, gerai, kas čia dar? Ko čia taip apšvito greitai? Ir einam dar tą gastą nuniokosim. Bet jis atsisuks ir tai bus aim, fire. Taip, neišmetė jisai man jokių. Taip, ką čia dar turim gero, daugiau nieko. Na, čia iš tikrųjų šiek tiek tie skraidimai overpowerina patį game'ą. Bent jau taip man atrodo šiuo metu. Reikia vis dėlto skristi iki tų gastų. Taip, žiūrim. Galėsim brewing standą ir jo, turim pakankamai, bet reikia dar vieno man. Noriu ne tik brewing standą ten tą pasidaryti, bet ir... Tu, blin, tvaimai. Kur tave velnės nešioja, Fuck. Reikia jam baisiai aukšto apšvietimo lygio. Kitaip atsispawnina tie Blaze'ai, taigi, toks dar gavom vieną. Liuks. To, ko daktaras prašė. Reikės gal Blaze tokį kaip ir tą mūsų spawną padaryti, kažkur tu šaudai. Tokia ferma XP, bet bus sudėtingai. Nu kur tu bėgi? Aha, bandai pasitrauk, kur bėgi, Nespėsiu, jau lavai bus. Fuck. Taip, kur jūs čia dar buvo? Taigi šitą apšvietėm. Dabar dar reikia prie šitą nukeliauti. Prie šito yra lava. Tai jau vienas iš tokių geresnių ženklų. Girdėjau, kad atsirado. O, kur tu šmiki? Nu, duosi daug XP. O, XP gavom, o šito negavom. Taip, iš šito gali atsirasti dar. Fuck, užkniso. Kažkas net... Neatap. Čia bus... Blaze'ai, neerzinkit manęs. Jau tokie, kad jau kapoti, kad tik va šitas jau neatsispawnino kažkaip. Taip, na gal šiam kartui užteks, reikia keliauti dabar į trobą. Ir dar vieną dalyką pasidaryti, kurį turėtume spėti. Šiek tiek tai. Jau artėjom kaip ir prie pusvalandžio žymės. Tai, naktis diena. Liuks.
Taip, ten kas buvo toks per... Čia spėju mano pompa, bet biški užsibuginusi. Taip, dar vieną tokį modą pakeitimą, tai buvau įsirašęs iš pradžio Convenient Inventory ir visus kaip ir tokius failus susikėlęs ir išbandžiau, kad neveikia. Kažkokį grybą pjauna, ar gal nustatymai pasikeitė, nežinau, gal aš neįpratęs tiesiog dar naudotis. Tai pasikeičiau viską į Inventory Tweaks ir kaip matau, štai čia yra tokie kaip nustatymai. Auto refill off, paskui kažkai dar sort and pickup done. Gal refill on padarom. Tai va, šiokie tokie nustatymai. Ir dabar man reikės šiek tiek obsidian, kurio kaip netyčia turim štai va čianai. Ir kaip dabar man visą tą pašalinti. Galim keliais būdais, bet... O kaip matot, aš galiu stovėti lavoj dabar su savo šituo. Su savo, kai turiu amuletą, bent jau šitą amuletą pas save hotbarę, tai aš galiu stovėti lavoj, galiu plaukti lavoj, galiu, nežinau, ką nori daryti lavoj. Iš tikrųjų šiek tiek gal keistoka būtų, bet nieko. Taigi, ateinam, išsikasim šiek tiek bent vieną tokį. Reikia vieną, aš paskui nunešiu į savo transmutation table ir mes jį išgryninsim. Na, čia. Tipo, nieks nematėt? Nieks nematėt? Sakykim, nieks nematėt. Transmutation table, man reikės keletos jų, bet pasiimsim, nežinau, kokius... Dar 4 gal? Taip, kur mano dabar šitas, štai čia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paliksim česte. Įdėkim, kad išmoktų gas cheer, beveik kaip Deimanto vertės, grybą išmokom, Netherworth išmokom, Magma Cube ar kažkiek Cream. Žinau, kad kažkam būdavo naudojamas, paskui Blaze Rod irgi išmokėm. Kokia Blaze Rod vertė yra? Palaukit. 1536. Nu, netoks jau brangus, kaip aš galvojau. Ir man reikės jų irgi, man atrodo, ne vieno. Jo, man turbūt reikės jų ne vieno. Na, tai šiandien padarysim tokį kaip yra. Nu. Ko nerodai man recepto? Taip. Ir pasidarysim tai Blaze Rod su Cobblestone. Ir paskui darysime štai šitą, bet kaip matot, man reikės dar Ender Pearlų, kurių šiuo metu neturiu. Ir tasai bus iš Ender Chest modų, kaip jau bent jau iš praeito seno pavadinimo, kaip prisimenu. Bet dabar jisai kažkaip kitaip vadinasi, tiksliai neprisimenu, bet viskas, ką reikės rasti aprašyme, įdėsiu video nuorodą, kur yra tas gidas, kaip įsirašyti, įdėsiu, nežinau, ką jūs dar ten norėsit. Visą, ko jums gali prireikti, įdėsiu aš tai tenai į aprašymą, tiesiog paskaitykit. Man dar reikės keletas Blaze Rodų, šiek tiek obsidiano, šiek gal pasiruošiu ir sekantį kartą jau parodysiu kažką tokio naujoviškesnio. Taigi, likit su manim ir iki.